Esu Jurgis Kudlinskas, man 21, studijuoju politikos mokslus. Mano manimu, didžioji dalis šiuolaikinio jaunimo Lietuvoje problemų kyla iš to, kad jie neturi etninės kultūros, tikros lietuviškos. Jiem didžiausią įtaką padarė popkultūra, kuri nėra tikra kultūra. Ir jie daugelio dalykų nesupranta ir nemato taip, kaip matė mūsų tėvai ir seneliai, kurie pastatė Lietuvą. Todėl gyvendami čia jie daug dalykų supranta kitaip ir dėl to jiems sunkiau yra gyventi tiesiog. Kaip tą etninę kultūrą labiau populiarinti ir padaryti patrauklesnę jaunimui, kažkokio lengvo vaisto tikrai nėra. Aš manau, geriausiai veikia laikas. Manau, kiekvienas jaunuolis gali prisidėti prie situacijos keitimo, tiesiog būdamas aktyvus savo visuomenės pilietis. Nereikia kažkokių ten ypatingų sąlygų ar prisijungti prie ypatingų veiklų, ypatingų klubų ar panašiai. Kiekvienas gali, būdamas vienas, kažką daryti, tiesiog kalbėdamasis su draugais ir mažos žmonių grupės tarpusavyje bendraudamas daro įtaką vieni kitiems.